Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ir kaip matote, kol kas ne ant vandens. Laukiu savo bičiulio Edvardo ir lėksiu medžiot šamo. Lauke jau ganėtinai žvarbu, o ypač naktį. Nu, bet kodėlgi nepabandžius. Šiemet jau į galą sezono kažkaip nemažai ganėtinai skyriau laiko šamų žūkliai, tai to didelio šamo nepavyko sugauti, bet viso sugavau 4. Jie nedideli, bet kažkaip, kaip visada tas kiaulystės dėsnis, kada neturi kameros, tada pagauni. Tai yra tik tais nuotraukos šamėkų, o video dėja nėra. Ir tikrai dar tokia man asmeniškai neišgliaudenta ta tema, bet kažkaip po truputį, nes čia pas ką paklausi, tai visi mykia. Tai jeigu pats neatsirinksi, tai turbūt nieko gero ir nebus. Ir nežinau iš tikrųjų laikas, nelaikas dabar jiem, bet sakau, tikrai naktim patys žinot, kad tikrai šalta, bet bandysim tuo tamsiu paros metu. Kiek iš vakaro, po to gal sutemus nemažai laiko skirsim tai šamų žūkliai. Ir norėčiau pasidalinti, kuo pagavau ir kuo gaudau. Ant ko, ta prasme, masalai. Tai 2 sugavau ant guminukų, va kaip tik aš juos ir parodysiu jums. Tai vieną sugavau štai ant duo, tokio ryškalo arbūzo, ir būtent su šitava barzda, su veidu priekyje jis kabojo, gaudėm su panoptiksu, kabojo ganėtinai aukštai, tai visai lengvas toks masaliukas buvo, timt ir smeigė. Kitas šamėkas buvo įkaltas ant Pontun 21 masaliuko, avarūną, ir 2 sugavau, turbūt daugeliui gal bus keista, bet 2 pavyko sugauti ant vaibų. Tai vienas ant šito, kitas ant vanaturalkės. Tai 2 realis vaibai Apex. Daug aš jų neturiu, keletą, bet tikrai vienas ant to ryškalo, kitas ant tos naturalkės. Jie yra 8,5 cm ir 10. Tai toks ganėtinai nemažas vaibas. Ir tikrai, kada reikia vibracijos, tada kaip tik ir reikėjo, tai ant jų ir įkaliau, va visas kaip švitrinis popierius jau likęs. Nes šamo ta gerklė tokia, patys žinot, daug dantukų. Ir bandysim, kaip jau ir minėjau, ieškoti to pelaginio, nežinau, seksis, nesiseks, dabar irgi atrodo va saulytė lenda, bet tikrai žvarbu, bet tai ką. Galbūt jau bus paskutinė ta žūklė, jeigu nerasim nieko, tai turbūt daugiau aš jų ir neieškosiu. Tai tiek, o dabar keliausiu link namų, ruoštis jau rimtesnės aprangos ir lauksiu Edvardo. Dar noriu paminėti, kad visą tai, kuo aš gaudau, galite rasti triturusfishing.com. Tiek tų pačių gumų, tiek tų pačių vaibų, įrankių. Dar jeigu apie meškerę, tai kotas tikrai drūtas, iki 100-300, maksimum 400 gramų kastinginis. Pai Custom, jau aš apie jį tikrai daug kalbėjęs, puikiai aš jį
pažįstu, valas irgi storas. Taip, kad net jaudinuosi truputėlį tas lydekos, ešeriai kažkaip jau net pabodę, bet reiktų kažkaip dar uždaryti sezoną šamų trankiai. Taip, kad keliausiu ruoštis jau žieminės aprangos ir pirmyn į ežerą. Labą dieną, bičiuliai. Labą rytą. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja ir šį kartą su geru mano bičiuliu Edvardu, Švedijos monstru. Nėra Raimio, tai jis dar labiau atsipalaidavęs. Visiškai. Ir atlėkėm man nežinomas ežerėlis, čia daugiau Edvardas jame gaudęs, tai nežinau, šiandien jisai mano gidas, mano akys, mano džiaugsmas, kaip sakoma, ir pabandysime kažką sugauti. Gaudėme prieš tai kartu šamėsdą, pavyko iš tikrųjų neblogai, tai po pasisveikinimo truputėlį šiokių tokių vaizdų įdėsiu, kaip kovojom su šamu. O šiandien tikslas lydeka arba šamas, ne? Nu, gal daugiau lydeka ir jeigu kas šamas turėtų patys. Nu, šamas visada gerai kaip priegaudas. Taip. Kaip visada sakydavo tie ale legalūs tinklininkai Dusioj, kaip gaudydavo seliavas, stintas ir būdavo priegaudos tos lydekos tokios metras plius. Tai žiūrėsim, ankstyvas rytas, termometras rodė 0, tai pasižiūrėsim. Gaudysim pelagiškai, čia tų televizorių pasipridėta daugiau negu pas mane namuose, tai tikrai žiauriai smagu. O dabar šamo traukimas ir truputėlį kaip aš ruošiausi šamui. Nukų, dar po šviesai, bičiuliai. Po šviesai pirmas kibimas. Kol aš kažką krapščiausi. Čia ant ūsočis, kaip aš ir kaip modė. Modė nelabai ūsočiasis toks. Tai va. Rimta baisi. Nu va, kai geras bičiulis šalia, tai kiti reikalai, ne? Nu jo. Net nespėjom lašinio dzūkišką suvalgyti. Jo. Kotas, aišku, ne visai tam skirtas, bet gerai. Iškirpsim. Tas tie dirba, čia jau patikrintas. Spartos. Labai didelis jisai, Bet gražus. O, Geras. miški. Geras. Per galvą pakštautusi. Nu, Edvardas truputėlį ant mažesnių bandys galimai, nors irgi turi, mačiau, dešrų, o aš šiandien visą dieną atiduosiu gumai ir vatiem va veidam tokiem įdomiem. Barzdom, ūsam. Man gražiausias pavadinimas. Žuvies veidas. Tebūnie taip. Ir tiek ant mažesnių, tiek ant didesnių gumų esu susidėjęs tokių va visokiausių gražuolių. Tai išbandyti reikės. Ir dar kas įdomu, tai kur čia mano tie pontūnai. Va, turiu ir mažesnių, ir tas va tokias įdomias Major Crafto galvas. Nesu aš jų bandęs, bet taip smalsu man jas pabandyti yra. Kabliukas viršutinis truputėlį gal mažokas, bet nieko, jeigu seks normaliai, tai seks 25 gramai, 20 ir 30 gramų turiu. Yra jų, aišku, ir lengvesnių. Va, vėl. Aišku, yra ir lengvesnių, tai
Kaip visuomet jau dabar su manim keliauja dar ir vaipų dėžutė. Tai bandysim. Ir visgi vis tiek orientuočiausi aš labiau į didesnės gumas. Bet, nu, bus matyt, kaip čia seksis. Va, matot, kaip moko. Specas. Ir važiuoju. Švieta. Ir geriau pakartosiu, bet tada užtarėtų. Jau mato, iš pagreitink, vos, pagreitink, kals. Opa! Nu gerai, paleid dabar mane biškį. Ne, gal išsiimsim, žinau. Žytė? Skanėdėdė. Va, matot, kokia žvejyba, bičiuliai. Ir apžuvinau tą galvą, kur sakiau. O, šiltinė. Nu, atidarimui gerai. Gal taip ir paleidžiu, ne? Gal parodyk, jeigu išeina kažkaip tai. O! Va, pala, va. Va, silkinukas. Silkinukas. Ir kur sakiau, kad bičiuliai per mažas kabliukas, tai kaip tik laikai. Mhm. Tai palauk, žuvies tai laikau. Va, tai laikyk žuvį ir va, tas, kur sakiau, per mažas kabliukas, tai kabliukas ir segė. Viskas okei. Pontunčikas, tepaliukas. Plaukiam namo. Čia petakas. Žinau, kad čia mėsdom vaizdas man. Nu, tu prisibazarinai, tos stambus seniuk. Nežinau, bet panašu hebra. Panašu hebrytė į šamą. Jo, Šamėsdas, šamėsdas. Tai dar vaikščiok aplink laivą, neduok jam palįst po laivą. Bet gražiai sureagavo, labai viskas gavosi. Modė, varysim šamų. Čia nebloga, šamėsdas. Tada biškį patsuktai tave. Gali taip palaikyti. Gali palaikyti. Rytę pasireguliuok. Neduok lyst po rankeną tik tai. Gerai, gerai, bus reikalų čia su jo, žinai. Užtruksim. Nes čia bus koks metras pem minimum. Pagal vaizdą. Klausyk, gal aš biškį padedu aptvarkyti aplinkų reikia, ką? Aš davai biškį. Jo, iškart jautėsi ir ant kliolo, kad toks. Aš padėsiu biškį viską ir apsitvarkysiu, kad tau būtų galima čia erdvės turėti. Ir ant to pušystiko? Jo. Na, geras, ant mauso. Nu, dar ant mauso šamą nesuparė. Laukia, šitą iškeliu. Taip, nemaišyto. Labai. Gerai. Dirbam, su Modestu dirbam. Dar Modestai žuvauja? Modestas žuvauja. Dar sako Edva, o žiūrėk, gera lydeka, sako dvijo. Paskui sako, ne, čia šamėsda. Pradžiau bam. Labai gerai užsimetė iš pirmo rozelio, bet čia bus neblogas. Stabdį tik mane. Va, viskas veikia. Jeigu žiūrėk lys po laivu, iškart pereik kitą pusę. Jo. Gal nori patraukti? Ne, trauk. Čia, žinok, neblogas. Didesnis nei praeitą sykį pagavom. Jo. Panašu. O, eik tu pečink, ką? Aš žinai, ką aš noriu padaryti. Aš žinai, ką Modė aš pastebėjau. O, pa. Dirb. Eina kitą šoną? Aha. Gerai, kitą eina. Laukiu. Nusalų kojas randa.
Modestai, ką veiki? Modestas žuvauja. Ką čia pagavom? Dar nepagavom, dar tik Nu, bet reikalų jau turim. Usuotai. Ir pagal pasipriešinimą 1,5 metriuko minimum. Tai dirbam. Nu tai bus peno kalbom. Kaip jums sekasi? Jūs jau traukėt 4 minutės jį. O, jau burbulas. Bet jis dar nelabai kyla. Kyla. Sukelsim. O, ne, 1,2 metrų koksai. O, biskį didesnis bus pagal vaizdą. Va, o, šamėzda. Vaisai. Neblogas, gražus. O tai nurijęs, oho. Jo. Gerai, dar jisai 2 kartus kokius eis žymi. Įrankis drūtas iš tikrųjų. Deisas, Major Crafto. Nu gal kembus. Ką, palaukit sekundėlę. Semt. Labai nenori pasiduoti. Dar jisai... Opa! Nu, dabar gali eit padirbėti. Nu va, hebrytė. Parodyk atsaką tenais truputėlį. Nu va, turim šamelį. Aktyvus dar tinkliai jisai. Visai, bet gražus. Nu, einu. Kaip darbuotis? Va, bičiuliai. Kalė. Mano padažyta duškė ir matosi plaukučiai. Barzda. Padėjau replis. Po koją. Lauk. O, kraujuoja. Aha. Gal ten nesisekė gerai, ne? Nesisekė, žinok. Ir tie plaukai maišo. Nu ką, atdziūnė. Stipru iš tikrųjų. Negalvojom tikrai, kad... Aš tai tikrai giliai širdį tikėjau, kad mes galim čia įvolinti. Tikrai tikėjau. Nu, aš pagal dabartinį metų laiką galvoju, matysim, bet nelabai kirps jisai, bet, nu, kažkaip iš pirmo metimo. Nu, tai kai gerai užmetė. Gerai užmetė, tiko masalas. Jo, ir va ta mano nuspalvinta duo, kur tikrai gerai gaudo lydekas, barzda ir švinelis. 28 gramai ir tikrai emocijų pliūpsnis, ilgio jis... 1,28. 1,28 m, nepaleidom mes jo. Galvom didesnis bus, bet, nu... Jo, ir bičiuliai nepaleidom, nes tikrai pradėjo kraujuoti stipriai, nu kažkaip nežinau, rizikuot. Ogi gardus gyvatė. Nedažnai realiai imam tą žuvį, bet šamą paimsim, artėja šventės, tai sudorosim su atdziūne prie šventinio stalo. Varom toliau. Taip. Bet jau daugiau ant šamo nemesiu, jeigu ir mesit. Tai mesim, ką nemesim. Mesim. Rasim ant to mesim. Taip, jodam. Nu jau nešilta iš tikrųjų. Edva su pirštinėm jau aš toks kaip bandau pratintis prie atšiaurių sąlygų, tai kažkaip man dar nieko. Su lydekom iš tikrųjų sunkok. Realiai šamų gal dar daugiau radom negu lydekų, tokių aktyvesnių, ne? Jo, 2 gerus atsivėjimus dar šamų turėjom, bet nepagavom gal dėl to, kad Edva metė aš.
Ne, bičiau. Jo, tai va dabar va. Radom čia kažką. Panašu į šamuką. Va, galim pasižiūrėti. Lydek. Lydek. Nedidelis. Jo, ir taip jau sunkiai reaguoja. Sureaguoja, bet nėra to tokio sporto, kada jinai būna aktyvi, artėja ir... Op ir op. Išvargom. Nedidelė. Bet graži. Taip. Dar žiek to, nu gal dar yra toksai. 90. Ne, 80 man. Lydekėlė. Pirma valanda ir atėjo toks įdomus momentas. Nu, ne pirma, 13 valanda, jeigu taip jau ščyriau pasakyti, tai randam lydį ir lydys mauna. Žemyn. Tai toks įdomus pastebėjimas, kad va užėjo momentas, kad nu pabandysiu. Užėjo toks, arba tu bandyk, ar būsiuką, dabar gerai stovi čia. Užėjo toks momentas, kad nu va dabar va, tarkim, šitas stovi žuvis. Bet prieš tai buvo ne pyragas iš tikrųjų. Randi žuvį ir jinai turbūt tą spindulį pajautus mauna žemyn. Arba kaip spindulį pajaučia, arba jau kaip guma būna netoliese, tai smunka žemyn. Bet va dabar matau, Edvardas gerai neužmetė ir tokia ganėtinai stovinti žuvis. Gal pamatys. Jo, matom lydį. Jo, nedidukas. Bet stovintis bent jau. Nesprunkantis. Labai mažas. O toks va žaidimas gaunasi. Visgi grįžom prie mažesnių masaliukų, nes kažkaip dar, nu nežinau, to didelio, va matot, masalas viršuje. Lydys masalas dydžio. O, nu, ne, neaktyviai. Nieko, plauksim ieškoti aktyvesnės. Kągi, bičiuliai, geras pusdienis ant vandens. Tikrai geras. Geras. Metimas irgi geras buvo. Jo, su lydekom kažkaip ne pyragai, ne? Nu, sunkiai, jo. Kažkaip jau šiandien taip, matyta saulė neduoda daug rezultatų čia mums. Jo, ir ačiū, Edvardai. Ačiū už kompaniją.
Buvo smagu? Buvo smagu tikrai ta kova ir tas suotas ir keletas lydekų. Viso 4 lydekėlės pagavom, nėra monstrinės, bet tokios. Nu, didelių šiandien tiesiog nėra, neradom. Ne ta diena. Bet man vis tiek žvejyba, tai ojojoj. Ačiū dar kartą ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.